8 metus norėjo, pradėjo imtis veiksmų, per 2 metus įsigijo. 26 metų kaunietis Nedas nuo 16 metų užsiminėjo jojimo sportu. Nedas tiek pamilo žirgus, kad būdamas 18 ėmė norėti nuosavo žirgo. Nedas prašė tėvų nupirkti jam žirgą, tačiau šie atsisakė ir pasiūlė Nedui pačiam susitaupyti. Būdamas 22, Nedas baigė universitetą ir įsidarbino. Jis pradėjo padrikai taupyti žirgui, net nežinodamas, kiek jam tų pinigų reikia. Tad sulaukęs 25-ojo gimtadienio, Nedas užsibrėžė iki kito gimtadienio įsigyti savo išsvajotą žirgą. Jis įvertino visas galimybės, suskaičiavo, kiek pinigų gali atsidėti kiekvieną mėnesį. Vaikinas numatė, kokios sumos jam užtektų norimam gyvūnui įsigyti ir kryptingai kiekvieną mėnesį atsidėdavo reikiamą sumą. Ir ką jūs galvojat? Nedui surinkti reikiamos sumos per metus nepavyko. Iškilo aibė nenumatytų aplinkybių. Jam teko keisti esamą darbą į kitą su mažesniu atlyginimu. Visgi, Nedas savo tikslą pasiekė ir nusipirko žirgą, nors tai jam ir užtruko pusmečių ilgiau. Ši istorija parodo, kad tikslą pasiekti galima tik turint konkretų planą ir jį vykdant. Tiesiog norėti neužtenka.